Sveiki visi, tai va, jungiu komentarus. Įdomu, kaip kas šneka, kaip ką, tai matau, kad daugumai žmonių įdomu yra, kodėl socialiniai darbuotojai neprižiūri manęs. Tai atsakau į tą klausimą tiesiogiai tiem žmonėm ir be abejo kitiem, kuriem įdomu. Tai socialinis darbuotojas yra skiriamas nuo pirmadienio iki penktadienio 8 valandas per dieną. Aš nepakeliu rankų iki veido. Naktį man reikia vartyti, aš pats negaliu nieko, aš pakviečiu žmogų. Kiti klausia į komentarus, kodėl tam pačiam kambarį čia, o tai kaip man tą žmogų pakviesti iš kito, tarkim, kambario, tarkim, kaip pavyzdį. Nu, kaip. Gerai, vėl čia aišku sugalvosit, kad yra radio stebuklai, ten visokie telefonai, paskambink. Jeigu žmogus rankų nevaldo, nieko nevaldo, tai gali šnekėti, tarkim, kaip pavyzdį. Tai va. Gerai, nuo pirmadienio iki penktadienio 8 valandos. O ką šeštadienį sekmadienį? Niekas. O kas naktį vartys, paversant vieną kitą šoną? Ką jūs galvojate, aš su pampersu paguldytas naktį, apsimyšęs, apsišykęs ir turėsiu gulėti? Su nupuvusia šikna, atsiprašant. Kuo jūs mane laikot? Atleiskit, pasikaršiau, pikta. Bet reikia pasakyti, kaip yra. Tai va, sukūriau video, pasakiau. Kiti komentaruose rašo, kas jį gulės tenkins. Žmogus nevaldo nei rankų, nei kojų. Tai gal tie, kas rašo tokius dalykus, gal juos reikia tenkinti. Gal jie yra iškrypėliai, kurie nori pasitenkinti su neįgaliu žmogumi. Aš taip supratau. Toliau, kita rašo, jūs norit sekso. Tai be abejo, aš noriu sekso, aš esu vyras. Bet tai prie ko čia slauga? Prie ko čia slauga iš vis? Tai kaip ir kiekviena moteris, kiekvienas vyras susiranda antrą pusę ir draugauja. Jeigu viskas tinka abiem, tai taip, tai normalu. Tai prie ko čia slauga? Ačiū. Neturiu ką pasakyti daugiau. Manau, visus komentarus atsakiau. Ai, beje, dar paskutinis komentaras. Siūlo reklamą už pusę kainos. Kažkoks, name, tipo, be vardo. Pusę kainos sumokėk už slaugą, mes to padarysim reklamą, surasti slaugę. Aferistai. Sėkmės. Beje, norėjau padėkoti, dėkui tiem, kas padeda, dėkui tiem, kas yra adekvatus. Myliu jūs, ačiū Dievui, kad jūs esat. Ačiū Dievui dar. Jeigu ne jūs, man šakės būtų. Sėkmės.